Perdavimas į baudos aikštelę, nėra nuošalė, Šarkauskas ar išgelbės? Ne. Praleidžia įvartį Vilniaus Žalgiris ir jį muša Selimi, žaidėjas, kurio pavardę šiandieną gan dažnai minėjome. Ir čia, reikia pasižiūrėti pakartojimą, bet atrodo, kad primigusi buvo Vilniaus Žalgirio gynyba. Pametė panašu, kad koncentracija Žalgirio gynėjai ganėtinai tokioje paprastoje, atrodytų ir nesudėtingoje situacijoje. Čia kažkiek pradžiugina ir varžovų susirinkusius geržovus. Labai pradžiuginti. Vienas kitas paplojo. Greičiausiai, kad taip. Greičiausiai, kad nebuvo čia nuošalės, sakykime, ant ribos. Bandė lyg ir įsileisti į nuošalę Selimi ten Češplaukis, bet panašu, kad varžovas jos sugebėjo išvengti. Ir čia Šarkauskas dar bandė ir padarė tikrai daug, bet Selimi tuo papildomu smūgiu kamuolį